ant žirnių. Kartą gyveno jaunas karalaitis, kuris nusprendė vesti. Jis apkeliavo daug kraštų ieškodamas nuotakas, bet vis dar buvo vienas. Galima pagalvoti, kad jis buvo labai išrankus, tačiau tai tikrai nebuvo lengva užduotis. Be to, iš kur jis galėjo žinoti, ar visos merginos, kurios sakė esą karalaitės, iš tikrųjų buvo karalaitės. Yra aukštų merginų, žemaūgių, protingų, kvailų, linksmų karalaičių ir liūdnų ir net muzikalių tų savo karalaitės. Visos jos tvirtina esą tikrai karališkos kilmės, bet galbūt jos visos tik apsimetėlės. Tačiau tai buvo ne vienintelė bėda. Jis suprato, kad kiekvienai tariamai karalaitei, kurią jam teko sutikti, trūksta kažko svarbaus. Nė viena iš jų neturi visų savybių, kurių ieško. Ir nė vienos jų aš nemyliu, pagalvojo jis. Kai jam pasirodyti išsirikiavo dar visas merginų pulkelis, jis pasijuto nusivylęs ir pernelyg pavargęs, kad toliau keliautų. Važiuoju namo, paskelbė jis. Verčiau bendrausiu pats su savimi. Be to pasilgau mamos ir tėčio, jau nekalbant apie mano meškiuką. Grįžęs namo, karalaitis netruko vėl pasijuto vienišas. Jis nusprendė kreiptis į supažindinimo su karalaitėmis agentūrą ir jau norėjo pasirinkti pasimatymui karalaitį iš agentūros katalogą, kai netikėtai kažkas pabeldė į duris. Karalaitis atsargiai pravėrė duris ir išvydo čia pat ant motociklo sėdinčią labai gražią merginą. Mergina maloniai nusišypsojo ir pasakė: esu karalaitė, o bekeliaudama pasiklydau. Ar neatsirastų galimybė man apsistoti nakčiai? Karalaitis susižavėjo šią nepaprastą karalaitę ir nedelsdamas pakvietė užeiti. Eime, supažindinsiu savo tėvais, tu jiems patiksi, tarė karalaitis. Jis ją įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Tačiau karalienė neapsidžiaugė pamačiusi tą karalaitę. Ji pagalvojo, ši netvarkinga, motociklu važinėjanti mergina niekaip negali būti karalaitė. Jai nepatiko mintis, kad jos karališkasis sūnus leis su ją laiką. Ji netinkama draugė sosto įpėdinė, šnibždėjo karalių. Gudragalvė karalienė sumanė bandymą, kad patikrintų, ar ši mergina tikrai yra karalaitė. Sveika atvykusi, mieloji, maloniai tarė jai. Atrodai pavargusi, todėl tikriausiai norėtum anksti gulti. Truputį palauk, kol paklosime tau lovą. Karalienė pasitelkė karalių ir karalaitę paruošti karalaitei guolį iš 20 čiužinių. Po apatinių čiužinių tiesiai per vidurį karalienė padėjo mažytį sudžiūvusių žirnių. Na dabar pamatysim, sumurmėjo sau. Mergina iš tikro buvo labai pavargusi. Kaip malonu, karalienė taip stengiasi, kad patogiai išsimiegočiau, pagalvojo ji. Visi tie čiužiniai atrodo labai nuostabūs ir jaukus. Ji palindo po antklodę, bet dėja niekaip negalėjo patogiai įsitaisyti. Tik rangėsi, vartėsi ir sukinėjosi, tačiau niekas nepadėjo. Šūktelėjo iš apmaudo. Lovoje buvo kažkoks kietas iškilimas, rėmėsis į kūną tarsi kalnas. Kas tai galėtų būti, spėliojo mergina. Pasižiūrėjusi po pirmuoju čiužiniu, bet ten nieko nebuvo. Suprantama, ji ir nemanė tikrinti visų 12 čiužinių. Netrukus mergina jau nebeįstengė užmigti. Paprasčiausiai gulėjo visą naktį galvodama apie jaunikaitį kunigaikštį. Rytą mergina nusileido žemyn laiptais. Ne tik laiptai girgždėjo, bet rodės, kad jos kūno visi kaulai girgžda. Karalius, karalienė ir karalaitis linksmai valgė pusryčius prie pokelių stalo. Ar gerai miegojai? Pasiteiravo karalienė. O taip, ačiū, atsakė mergina, nenorėdama pasirodyti nedėkinga. Prašom pusryčiauti, pakvietė karalienė. Ačiū, tarstelėjo mergina, sulaikydama žiaumurį. Ji atsisėdo stalo gale, o karališkoji šeima toliau savo puotavo. Tik štai karalius apsidairė. Kas čia per triukšmas, tarė suklūsęs. Šeimyna sužiūro į stalo galą, kur vargšė mergina užmigusi prie savo pusryčių, švelniai knarkė. Labai susisielojęs karalius to jau paklausė. Kas atsitiko? Kažkas kieto buvo mano lovoje, prisipažino mergina. O dabar jaučiuosi kaip sudaužyta. Tiesą pasakius, pernakt neužmigau nė minutį. Didžiausiai visų nuostabai karalienė staiga ėmė ploti iš susižavėjimo. Ji tikrai yra karalaitė, sušuko laiminga.
tik tikrai karalaitei būtų įmanoma pajusti mažą žirnelę, padėtą po 20 čiužinių. Sveikinu, mano mieloji. Valio, suriko karalaitis. Jis visą laiką ir ne visai paslapčiomis ją žavėjosi. Taip pasakęs, jis čiuožtelėjo per visą pokylių stalo ilgį, kad tik būtų šalia karalaitė. Taip slysdamas atsidūrė tiesiai prieš ją. Karalaitė droviai nusišypsojo, jam taip begulint ant pokylio stalo ir įdėmiai žiūrint jai į akis, kupina meilės širdimi. Laimė ir ji pradėjo jį įsimylėti. Karalienė suprato, kad ši mergina turi visas tikrosios karalaitės savybės. Šiaip ar taip manau, kad ji tinka mano sūnui. Pašnibždėjo karaliui, kai abudu tyliai išėjo iš puotų salės. Visiškai sutinku, atsakė karalius. Karalaitis ir karalaitė jau buvo pametę galvas iš meilės vienas kitam. Todėl iš tikrųjų labai pasisekė, kad ji buvo tikra karalaitė. O karalaitės tarė, jeigu pažadėsiu niekad nedėti nei žirnio, nei pupos, nei jokios kitos daržovės tau į lovą, ar tekėsi už manęs? Tai didžiausias mano troškimas, atsakė ji. Paskui jie išėjo pasivažinėti motociklu, kad karalaitis galėtų aprodyti jai rūmų parką ir kitas karališkos šeimynos žemes. Jie taip linksmai leido laiką, kad tęsė kelionę po karalystę vienus metus ir vieną dieną. Jiems sugrįžus buvo iškeltos prabangios vestuvės, o puikioje puotoje buvo visokiausių gardumynų, tačiau be abejonės jokių žirnių. Ir gyveno jie drauge laimingi, o galiausiai, kai numirė senasis karalius, tapo karaliumi ir karaliene.